Vakaras visiems 119 dalyvių. Sveikinu visus čia susijungusius į tokią, labai svarbią temą – jaunystės eleksyrai. Ir čia buvo tokia muzika uždėta, jeigu pastebėjote, ne šiaip sau raminantis džiaziukas, bet jau taip, kad norisi šokti, išsitaškyti ir tam mums reikia jaunystės. Jaunystės eleksyrai. Kasgi tai yra? Pati tiesiog gal, kas skaitėte anotaciją, šį webinarą vesime mes 3. Aš sveikatos žurnalistė Nijolė Koskienė, mano 2 geros bičiulės ir kolegos, Laimutė Mizgerienė, mitybos specialistė ir kosmetologė, sveiko senėjimo centro bendradarbė, Sigita Lisauskienė. Taigi, pradedame. Pabendrinsiu mūsų ekraną. Resveratrolis, jaunystės eliksyras. Ir jau aš išdaviau iš karto temą apie pirmąjį jaunystės eleksyro komponentą. Iš tiesų, jaunystės eliksyrų ieškoma jau ne 1000 metų, ne 2000 ir 10 000 nuo Egipto laikų. Alchemikai ieškojo jaunystės eleksyro, kaip turtingi žmonės, kaip kilmingi žmonės, faraonai, kaipgi prailginti tą jaunystę, amžių. Tai žinote turbūt ir pasakojimų ir legendų, kad reikia maudytis ir nekaltų mergaičių kraujyje ir kuprenugarės piene. Bet šiuolaikinis mokslas beje atradinėja dabar tai, kas jau yra senai Dievo sukurta mums, mūsų jaunatviai, mūsų jaunystei, mūsų ilgamžiškumui. Ir su šiuolaikiniu mokslu, su naujausiais tyrimais atrandami tam tikri komponentai, kurie iš tiesų, ir tai rodo klinikiniai tyrimai, gali sustabdyti senėjimo procesus, prailginti mūsų jaunatvę, sakysime, ir turėti įtakos mūsų ilgamžiškumui. O tai reiškia, kad iš tiesų jie gali daryti mus ir sveikesnius. Tai šiandieną tų jaunystės eliksyrų galima skaičiuoti ir 10, ir 7, bet mes paėmėm tokį top 3-tuką ir dar šiek tiek papildinių čia bus, kurie iš tiesų būtų visi įdėti į jaunystės ir ilgamžiškumo eliksyro formulę. Taigi, pirmasis, ir aš jau jį pasiskyriau savo, nes man jis labai labai įdomus yra, aš jį dabar studijuoju įvairiais kampais ir atrandu labai įdomiausių tyrimų, būtent resveratrolis. Jau jeigu aš čia jūsų paprašyčiau, tai turbūt man ir surašytumėte į chatą, kad jau numeris 1 galėtų būti resveratrolis. Ir neatsitiktinai čia įdėjau pelytę, aš jom labai jaučiu didelę pagarbą, pelytėm, laboratoriniam žiurkytėm, kurios aukojasi ir mokslininkai daro tyrimus visokius. Bet ačiū Dievui, šitie tyrimai su resveratroliu, tai yra labai geri tyrimai, prailginantis jų amžių. Ir šiek tiek apie save ir ko dabar čia taip man įdomus tie jaunystės eliksyrai. Esu sveikatos žurnalistė ir tiesiog visą gyvenimą dirbau žurnaliste, bet prieš 9 metus pakrypau į tą sveikatingumo pusę, o prieš 1,5 metų išėjau į online ir gal daugelis ir sekate mano tas visas video edukacinės pamokėlės. Bet viskas prasidėjo man būtent nuo jaunystės susigrąžinimo. Tiesiog prieš 9 metus, kai aš dėl šeimos sveikatos pradėjau ir pati vartoti produktus, atsitiko toks dalykas, čia susijęs su tema, tai papasakosiu, kad po keletos mėnesių, aš tikrai neieškojau tada jaunystės eliksyrų, bet po keletos mėnesių, gal po pusmečio man draugės pradėjo sakyti, kad aš pasikeičiau, kad mano kažkaip oda pasikeitė, nebe tokia pilka o aš dar, skaitykit, buvau jaunesnė 10 metų, tai įsivaizdavau, kad ten viskas gerai yra.
Ir, iš pradžių aš labai taip džiaugiausi tais komplimentais, bet paskui, kai vieną kartą aš tranzavau, aš esu pasakojus tą istoriją, bet čia turbūt daug ir naujų žmonių, tiksliau mane sutranzavo tokia kaimynka ir įlipusi mašiną net pažino, sakau, visai kita moteris, tai aš labai suglumau. Ir kadangi jau 10-metį lankausi pas tą pačią kosmetologę, sakau, Diana, kaip čia dabar yra, jūs man pasakykit, jūs mano odą pažįstate, tai kaip aš tada atrodžiau. Tai jinai man ir sako, nepykit nei Jolytė, bet jūs ateidavot ir atsiguldavot pas mane pilka kaip maišas. Tai o aš buvau jaunesnė ir gražesnė. Ir kasgi pasikeitė? Niekas. Iš esmės aš nepakeičiau gyvenimo įpročių, dar nebuvo, mes net į kaimą išvažiavę, dirbau kaip dirbusi, valgiau kaip valgiusi. Aš pradėjau naudoti kažkokias maistinės medžiagas. Ir grįžusi namo, tai mane taip labai suintrigavo, jo labiau jau aš buvau prisiskaičiusi visokių dalykų, pradėjau ieškoti, kas čia gali apskritai, sakau, gal temą kokią paruošim, kas čia gali apskritai turėti įtakos. Ir radau labai įdomių tyrimų su tom pelytėmis. Ir būtent, aišku, negaliu sakyti, kad ten tik resveratrolis gali turėti įtaką, arba tik tie 3 produktai, kuriuos išgirsite. Tai yra bendras kompleksas, bet apie resveratrolį noriu šiek tiek atskirai. Kasgi yra tas resveratrolis ir kokie čia tyrimai su juo yra daryti? Resveratrolis tai yra molekulė tokia. Tai yra labai labai galinga, biologiškai aktyvi medžiaga. Natūralus polifenolis randamas daugiau nei 70 augalų rūšių. Aišku, pirmas, jeigu pasakyčiau, kur jis yra tas resveratrolis, jūs pasakytumėt vyne dažniausiai, ir tai būtų tiesa, bet dar labiau vynuogių odelėse ir vynuogių sėklose. Bet ne tik. Ir yra apie 70 augalų rūšių, bent jau tiek yra ištirta. Tai galima rasti ir, kaip sakiau, vynuogių odelėje ir sėklose, ir ne tik raudoname, bet ir baltose vynuogėse, ir žemės riešutuose, beje, spanguolių, mėlynių uogose, meškauogių ūgliuose, eukaliptų, šilkmedžiuose, šilkmedžių lapuose, japoninių plačialapių rūgščių šaknyse, ir daug yra papildų iš tų japoninių plačialapių rūgščių. Ir dar šokolade, pavyzdžiui, ar ne? Ir dar kitokiuose maistuose, tik aišku, tai nėra didelės koncentruotos dozės, ir resveratrolis yra toks elementas, kurį augalas išskiria praktiškai prieš mirtį, kai auga sunkiose sąlygose, ir jis yra išskiriamas tada, kai reikia apsisaugoti nuo išorinių faktorių, nuo ultravioletinių spindulių, nuo mechaninių pažeidimų, jis išskiria resveratrolį, kad gytų, nuo infekcijų grybelinių, virusų visokiausių. Ir būtent kuo daugiau nepalankiose sąlygose auga, kaip pavyzdžiui vynuogės ar ne, auga tokiose, tokioje nederlingoje sausoj žemėje, arba tie japoniniai pelėdrikščiai, tai tuo jis išskiria daugiau tų gynybinių ginklų. Ir pastebėjai šį unikalų augalo veikimo mechanizmą ir ėmė naudoti fitoterapijoje, mokslininkai į jį deda labai labai daug vilčių. Apie vyną. Viskas čia gerai. Taip, jis turi resveratrolio, ypač raudonasis vynas, bet labai mažus kiekius, turiu jūs nuvilti. Ir prieš 15 jau beveik metų aš skaičiau mūsų Adelė Karaliūnaitė, tokia žolininkė, atliko tyrimus, jinai tyrė vynus, 10 vynų rūšių, ir tiesiog ne vienas vynas neturėjo tokio kiekybiškai reikšmingo to resveratrolio kiekio, kad turėtų teigiamo poveikio žmogaus sveikatai. Lygiai taip pat pasakė daktaras Davidas Sinclairas, toks jūs galite jį susirasti, toks labai žinomas, charizmatiškas australų biologas ir genetikos profesorius, kuris tyrinėja apskritai resveratrolio įtaką senėjimo procesams. Jis irgi nurodo, kad raudonajame vyne šis kiekis yra per mažas, sveikatai paveikti teigiamą linkme. Bet šiandien aš įėjusi į jo
jo postus, blogus ir visokius video, radau daktaro Sinclairo, kaip sakyti, vartojamų papildų sąrašą. Ir visai nenustebau, kad pirmoje vietoje yra resveratrolis. Nu tai va, kaip yra šaunu. Dabar apie tas peles. Tai va, jūs turbūt žinote, kad gyvenimo trukmę praktiškai, tiksliau teoriškai galima būtų prailginti, bent jau taip yra su pelytėmis, apribojus kalorijų kiekį, duodant jam trečdaliu mažiau valgyti. Tai va tas pats ir su žmonėmis, jeigu mes apribojame savo suvartojimo kalorijų, ir aišku, tos kalorijos turi būti geros ir ne batonas su dešra kiekį trečdalių, tai yra tas harahačibu Konfucijaus metodas, mes galime prailginti savo gyvenimą, maždaug 24% teoriškai. Tai yra žiauriai gerai. Nu ir ką dabar aš jums pasakysiu, tai liuks, tikrai sumažinkime tą savo lėkštę, palikime 2/3 lėkštės, bet gal savo vyrui to nepasakysime, ar tėčiui, ar vaikam, kurie nori valgyti ir auga. Tai va, čia buvo atliktas toks tyrimas ir in vitro ir in vivo, reiškia ir su gyvais organizmais ir mėgintuvėlėje, kai buvo į mėgintuvėlį, kur yra senos ląstelės, įdedama resveratrolio ir kita grupė buvo pelės senos ar ne, kuriems buvo duodama resveratrolio, o dar kitom pelėm buvo apribojamas kalorijų kiekis. Labai greitai ir labai akivaizdžiai pasimatė rezultatas, kad resveratrolis tiesiog atjaunino ląsteles, jos pradėjo dalintis ir tai buvo matoma mėgintuvėlėje. Lygiai tas pats atsitiko su pelėm, jų organizmai pradėjo jaunėti ir lygiai taip pat tom, kurios kalorijų mažiau gavo. Bet išvada buvo tokia, kad netgi rezultatas buvo efektyvesnis tai grupiai, kuri naudojo resveratrolį, negu tai, kuri, reiškia, buvo apribotas kalorijų kiekis. O jeigu ir tą padarytumėm, tai gal rezultatas būtų dar geresnis. Nu tai va, tai labai geras dalykas. Ir buvo irgi dar daugybė tyrimų, iš tikrųjų, jeigu jūs įsivestumėt Google, aš tikrai, aišku, angliškai geriau, paskui ten galite išsiversti, tiesiog gausybė tyrimų yra, kaip resveratrolis yra labai toks reikšmingas jaunystės eliksyras, senatvinių procesų stabdytojas ir dar pasakysime, kas jis toks dar yra. Tai va dar negaliu, aš jau turbūt gal prie kitos skaidrės reikėtų perėti, kiek aš čia save galiu rodyti, ar ne? Kągi aš vartojau. Nu va, pasirodo, tuo metu, prieš 9 metus, gal kas žinot man istoriją, aš prisijungiau dėl sūnaus ligos, bet aišku, pati vartojau, nes man kaip žurnalistai užteko vienos paskaitos, vieno interviu su Egle Žemkauskiene vaistininkė, kai aš supratau visą šitą fantastišką idėją, kaip mes galime savo padėti dabar, prevenciškai, be vaistų. Ir aš pasižiūrėjau, kad aš vartojau tokius jaunystės eliksyrus, būtent TRE esenciją, vėliau aš ją parodysiu ir dar kitus dalykus, kaip aminorūgščių kokteilius, kuriuose ten gerų irgi dalykų yra ir šiaip keletą papildų. Bet būtent TRE esencijai buvo resveratrolis. Ir man patinka idėja mitybos. Reiškia, kuo geriau sveikiau maitintis, bet lygiai taip pat, kaip vyne, natūraliame vyne, kaip ir vynuogių sultyse, sakysime, nėra tokio pakankamo koncentrato resveratrolio, taip ir galbūt tose, mes nesuvalgysime kalnų, sakysime, pomidorų ar kalnų kryžmažiedžių, tų daržovių, dažnai nesuvalgome, kad jos turėtų tokį rimtą terapinį poveikį, gydomąjį poveikį. Tai štai, užtat man labai patinka, kai mokslas įsikiša ir jie
ekstrahuoja, išskiria kažkokias molekulės, sudeda tam tikrų santykių ir atlieka klinikinius tyrimus ir mums pateikia kaip alternatyvą sveikai ir ilgai gyventi. Ir iš tiesų, prieš 9 metus, kai aš susipažinau su Neolife kompanija, Neolife gamintoju, aš buvau sužavėta ir kuo toliau, tuo labiau žaviuosi, nes tik atrandu naujausius mokslinius tyrimus, kur kažką atrandu, žiūriu, kad jau šitas gamintojas seniai gamina tą dalyką, jis tiesiog eina į priekį. Tai va, man labai imponavo daktaras Arturas Forstas, onkologijos instituto įkūrėjas ir žymus toksikologas, taip pat jis mokslininkas, labai daug publikuotų tyrimų ir čia apie jį galima atskirai kada kalbėti, bet praguglinkite, tikrai rasite labai įdomios informacijos. Jis sukūrė žymių mokslininkų, biochemikų, dietistų, mitybos specialistų komandą, mokslo patarėjų tarybą, kurie kūrė šitos nuostabius produktus. Ir dabar šiandieną, kalbant apie resveratrolį, aš noriu pristatyti vieną dalyką, bet tai nebus resveratrolio papildas. Tre esencija. Tai nėra sultis, tai yra, tokia ekstraktas, esencija. Ir čia nuotrauka šiaip yra tikra, man atsiuntė nauja draugė iš Kanados, kai išgirdo apie tą senėjimo strategijas, tai va, pasidėjo, dabar sako, vietoj vyno mes po čerkelę gerime, abudu su vyru tre. Tai va, šiek tiek matų truputėliukas kitoks. Ir kasgi čia yra? Tai yra ląstelių apsauga, tai yra antioksidantų bomba, tai yra jaunystės eleksyras, ten 3 viename ir dar plus. Čia yra kas? Čia yra vitaminas C ir polifenolių spektras platus, jūs galite čia pasiskaityti, net nevardinsiu, bet vienas iš jų yra resveratrolis. Ir būtent tai, kad čia yra ne tik resveratrolis, visą tai veikia sinergiškai ir gali mums labai, labai pagelbėti. Tai, kaip sakiau, tokia skista esencija ir čia yra net nupieštas uogų mišinys koncentratas, iš ko yra įdėta į šį produktą. Ir dar noriu palyginti, kaip sakiau, čia tai bus tie 3 ir dar plus. Tai resveratrolis, jis yra siejamas su nauda širdžiai, nauda smegenims, svorio mažinimui, turi potencialo prailginti gyvenimą, sugrąžinti jaunystę, įjungti sirtuino genus ir tiesiog net pailginti telomerus. Plus čia dar yra alfa-liporūgštis. Aš čia skliausteliuose pasakau, bet apie tai galima irgi dėti kaip į ilgaamžiškumo eliksyrą jaunystės. Tai yra alfa-liporūgštis, yra labai svarbus jaunystės eliksyras ir būtent su juo irgi atlikti tyrimai su žiurkytėmis, kur jos pradėjo švytėti, blizgėti ir kailiukai blizgėti ir jos net ėmė daugintis. Tai va. Šitą skaidruolę tiesiog permeskite akimis, aš būtent akcentuosiu resveratrolį, tai yra vienoje, tokioje pat porcijoje yra 50 kartų daugiau resveratrolio nei gerame raudonajame vyne. Ir kalbant apie alfa-liporūgštį, 6 kartus daugiau tos rūgšties nei šviežiuose špinatuose. Ir dabar dar kam yra skirtas tas gėrimas ir apskritai resveratrolis, ar ne? Kam yra skiriamas resveratrolis, kam jis būtų naudingas, ką sako moksliniai tyrimai, jeigu labai trumpai. Lėtinių ligų prevencijai ir tai turėtų būti svarbiausia, ko mes turėtumėm siekti, ne gydymui, ne jaunystę išsaugoti, bet lėtinių ligų prevencijai, tai yra ir onkologija, ir diabetas, ir depresijos, ir autoimuninės ligos. Stabdo uždegimus, labai stiprus antioksidantai čia yra.
kraujotakos sutrikimams, turintiems erekcijos sutrikimų, turintiems padidintą kraujospūdį, turintiems padidintą tą vadinamąją blogąjį cholesterolio kiekį, sergantiems krūties ir prostatos vėžį ir ypač prevenciškai, kad nesusirgtumėm, antro tipo diabetikams arba priešdiabetinėje būsenoje esantiem pacientam, sergantiems Alzheimeriu, senatvinę demenciją. Ir kai šitas produktas buvo pristatytas rinkoje, buvo pasakyta taip. Jis yra skirtas senatvinių procesų lėtinimui, smulkiųjų kapiliarų, kraujotakos smulkiuosiuose kapiliaruose aktyvinimui. Tai būtent čia eina ir demencijos sutrikimo ar nestabdymui, ir erekcijos sutrikimų, kaip sakyti, prevencijai ar ne, ir jeigu galūnė šaltus, vienu žodžiu visur, kur yra tie smulkieji kapiliarai. Nu ir dabar aš šiek tiek grįšiu, baigsiu skaidruolės ir dar noriu vieną dalyką labai svarbu pasakyti. Na, gyvename tikrai labai sudėtingų laikotarpių ir kas jau stebite mano YouTube kanalą arba laivus, tai turbūt matėte, aš ne kartą dariau temas apie resveratrolį ir COVID-19 arba SARS. Tai vat yra nuostabiausi, naujausi moksliniai tyrimai, kurie resveratrolį prilygina ko gero tokiam stipriausiam vaistui prieš COVID, kuris tam tikros koncentracijos jo tiesiog stabdo tą viruso pažeistų ląstelių replikaciją ir ypač tada, kai jau žmogus serga. Vadina ir dozės, aš pasižiūrėjau, kurios buvo tyrime naudojamos, yra, žinokite, beveik trigubai mažesnės negu vienoje čerputėje šito 3 esencijos. Tai aš labai rekomenduoju išbandyti ir ne tik išbandyti, bet naudoti prevenciškai, o jeigu žinote, kad žmogus, jūsų artimas draugas, bičiulis jau susirgo, nuneškite, aišku, ne dėžę vyno, bet butelį šito gėrimo, kad jis tiesiog greičiau sveiktų. O dabar noriu paprašyti Raselės, kad prisijungtų, nežinau, Raselė turi istoriją puikią apie tai, kaip resveratrolis padėjo jos seneliui berods. Rasyte, prašau. Reikėtų įsijungti. Garsą. O, jau girdime. Tai labas vakaras visiems. Aš kalbu iš laivo kajutės, tai greitai prisijungiau. Tai turiu tokią istoriją su 3 esencija. Mano draugė čia prieš keletą metų paskambino ir sako, Rasa, aš pasidariau biorezonansinį tyrimą ir jisai man rodo, kad man trūksta kraujotakos smegenyse. Ir aš sakau, kaip tu jautiesi? Nu, sako, aš jaučiuosi, kad pamiršinėju, kažkaip tai tos, sakoma, tokios jaučiuosi pavargusi, tie protiniai sugebėjimai, sako, mano pastebimai mažėja, jos amžius buvo taip apie 52 gal metus, tai sakau, nu tikriausiai ir klimakterinis tau laikas, nu taip, ir mes kažkaip taip kalbėjom su jie ir galvojom, ką čia jai duoti iš papildų, nes jai po to tyrimo ir pasiūlė kažkokių tai papildų, kurie gerintų tą smegenų kraujotaką. Ir kadangi prisiminė, kad aš jų turiu, tai paskambino man ir mes bandėm išrinkti jai kažką, kas nekainuotų daug, bet turėtų efektą, nes tikrai neturėjo jinai daug pinigų. Ir, žodžiu, taip bekalbėdamos išrinkom 3 produktus, tai omega, kalcį magnį ir tre, būtent šią esenciją. Tai omegos jinai vartojo po 2 gramus per dieną, kalcio magnio po 3 tabletės ir tre po 1 tą dozytę 25 ml.
Tai po 3 savaičių jinai sakė, jaučiuosi keistai, vartoju tiek daug visko, nesu tiek pratusi, bet po mėnesio jinai sako, tikrai turiu daugiau jėgų, daugiau energijos ir jaučiuosi daug žvalesnė. Ir nors ir labai taupė pinigus, bet užsisakė dar 2 mėnesio kursą. Ir dabar yra nuolatinė mano klientė ir nors ir neturi pinigų, jinai sako, negalėjau patikėti, kad taip efektyviai kažkoks tai buteliukas, kažkoks skystis galėjo padėti man ir jaučiu grinai tą poveikį iš jo. Tai tiesiog verta labai sau padovanoti tokį vertingą gėrimą, kuris nėra tikrai sultis, o yra 11 kartų stipresnis už granatų sultis, kaip teigia Neolife mokslininkai. Ačiū labai, Rasytė. Maniau, kad pasakosi apie senelį, kuris irgi ten labai pražydo ir pavartojo STRE ir visas COVID-us nugalėjo. Tai čia dar kita istorija, tai labai šaunu. Ačiū. O dabar perleidžiu žodį ir noriu pakviesti į sceną Laimutę Mizgirienę, kuri papasakos apie antrą jaunystės eliksyrą, kuriame yra ir pirmojo. Laimutė, prašau. Labas vakaras visiems. Tai aš šiandien pratęsiu Nijolės misiją ir papasakosiu apie kitą jaunystės eliksyrą, kuris vadinasi, tuoj pamatysit, kofermentas Q10. Iš tikrųjų, kofermentas Q10 keista medžiaga iš tikrųjų. Kodėl? Todėl, kad jis atrastas labai seniai palyginus. 1957 metais vienas JAV mokslininkas jį atrado ir praėjus kuriam laikui, beveik 20 metų, už šitą atradimą tam pačiam mokslininkui buvo įteikta Nobelio premija. Klausimas, kodėl? Pasirodo, kad kofermentas Q10 yra ne šiaip jaunystės eliksyras, jis yra apskritai gyvybinė medžiaga, be kurios mes negalime nei kvėpuoti, nei judėti, nei mąstyti. Tačiau dažnai jisai vadinamas yra jaunystės vitaminu, todėl kad šitos medžiagos yra praktiškai kiekvienoje organizmo ląstelėje. Ir jinai yra panašiai į vitaminą, nors tai nėra vitaminas, bet tai yra riebaluose tirpi ir paties organizmo gaminama medžiaga, gaminasi jisai kepenyse, tačiau jį kepenys išsiunčia į visas mitochondrijas, tai yra ląstelių dalis. Kofermento Q10 daugiausia randama tuose organuose ir tuose organizmo sistemose, kurios sunaudoja mūsų gyvenime daugiausiai energijos ir pagamina daugiausiai energijos. Beje, kalbant apie kofermentą Q10, jis praktiškai yra paskaičiuota, kad atsakingas net už 95% viso žmogaus organizmo pagaminamos energijos. Tai yra, praktiškai be kofermento Q10, ko gero, net Nijolės resveratrolis nevyktų. Tai kur daugiausia mes sunaudojam energijos? Kokie organai? Širdis, aišku, smegenys, inkstai, raumenys, o taip pat mūsų reprodukciniai organai, sperma, kiaušialąstės, visa tai reikalauja daug energijos. Kaip pavyzdį pasakysiu, kepenų ląstelėje, vienoje kepenų ląstelėje būna netgi daugiau nei 1000 mitochondrijų, kurios ir gamina kofermentą, kurios laiko kofermentą Q10. Kofermento Q10 molekulės yra labai įdomios savo ir struktūra, ir savo elgesiu. Tai yra molekulės, kurios sugeba virsti iš oksiduotos formos į redukuotą ir atvirkščiai. Kodėl to reikia ir kodėl tai svarbu, pamatysim vėliau truputį. Tai yra iš tikrųjų medžiaga, kuri oksiduota vadinama ubikvinonu, o redukuotų ubikvinoliu, ir jos abi
kaip bebūtų įdomu, atlieka absoliučiai skirtingas funkcijas mūsų ląstelėse. Ubikvinonas yra gyvybiškai svarbi medžiaga, kuri naudojama energijos gamybai, kai tuo tarpu ubikvinolis, jisai yra kaip antioksidantas, kaip uždegimų stabdytojas ir taip toliau. Jisai saugo pagrindinės ląstelės membranas, įvairiausias ir mitochondrijų membranas nuo oksidacijos. Tai reiškia, apskritai saugo ląstelę nuo žūties. Priminsiu biologijos kursą, kad mūsų organizmus sudaro vidutiniškai 30 trilijonų ląstelių, kurios kiekviena turi savo atskirą struktūrą, savo funkcijas, jos geba savarankiškai, galima sakyti, mąstyti. Tai reiškia, jos pačios auga, dauginasi, netgi pačios susinaikina. Ir dauguma ląstelių, išskyrus brandžias kraujo ląsteles, turi tam tikras struktūras, organeles, kurias jau paminėjau, jų pavadinimą tai yra mitochondrijos. Jos organizme panašios į pupeles, tiksliau ląstelėje panašios į pupeles, aš jas dar vadinu tokiam geldelėm. Tai toji geldelė arba toji mitochondrija yra pagrindinė energijos gamintoja ląstelėje. Ir ją dažnai mokslininkai ir šiaip žmonės vadina ląstelės jėgaine. Pavalgius arba atsigėrus maistas virškinamajame trakte nukeliauja į skirtingas organizmo ląsteles ir iš ten patenka į mitochondrijas. O mitochondrijoje yra dvi membranos, tai yra išorinė ir vidinė. Matote šitam paveikslėlį, čia labai paprastas schematiškas paveiksliukas. Ta vidinė mitochondrijos membrana yra labai įdomios struktūros, jinai primena mūsų žarnyno vingius, yra klaustuota ir būtent joje vyksta tas nuostabusis energijos apykaitos procesas. Būtent mitochondrijose tos mūsų maisto medžiagos, kurias kraujas išnešioja į ląsteles, paverčiamos energiją, reikalinga visoms ląstelės biocheminėms reakcijoms. Kaipgi tai vyksta, iš tiesų nenoriu labai apkrauti čia tam biologijos žiniom, bet čia šitoje skaidrėje matote tą išorinę membraną viršuje, kuri apsaugo mitochondriją nuo įvairiausių veiksnių išorinių, ir yra vidinė membrana, kurioje ir vyksta tas energijos gamybos procesas. Kofermentas Q10 iš tikrųjų turi tokią ypatingą savybę, ypatingą gebėjimą, kurio neturi jokia kita medžiaga mūsų organizme. Tai medžiagų apykaitos metu kofermentas Q10 atsakingas už elektronų energijos priėmimą ir perdavimą, tai yra pernešimą iš vienos grandies į kitą, kol galiausiai toji energija susikaupia tokiose mažytėse molekulėse, jos vadinasi ATP, adenozino trifosfatai. Ir tai yra, kaip mokslininkai vadina šitą ATP, tai yra kaip pagrindinė, pati svarbiausia ląstelės valiuta, be kurios nevyksta jokie mainai. Tai šitas ATP jau subrandintas, įkrautas daug energijos, iškeliauja iš mitochondrijos į ląstelės vidų ir ląstelėje suskyla, toji energija išsiskiria ir iš tos energijos jau į tą energiją ląstelė panaudoja savo nuožiūrą. Tai tarkim, jeigu tai yra plaučių ląstelės, tai mes kvėpuojame, jeigu tai yra raumenis, širdies raumuo ar bet koks kitas raumuo, jisai susitraukinėja, jeigu tai yra smegenys, smegenų ląstelės, ta energija panaudojama įvairiems procesams, įskaitant ir mąstymą. Ir iš tikrųjų ATP galima įsivaizduoti kaip kažkokią bateriją, kuri tokiu būdu išsikrauna, iškeliavusi iš mitochondrijos, ir po to jinai grįžta, truputį kitokią formą, į mitochondrijas grįžta ir vėlgi kofermentas Q10 čia atsakingas už tai, kad jinai būtų vėl įkrauta ir vėl kauptų energiją ir toji energija vėl būtų panaudota. Tai iš tikrųjų kiekvieną parą kofermentas Q10 sugeba vieną ATP molekulę perdirbti daugiau negu 1000 kartų.
Tai yra ją vis pakeisti, vis įkrauti. Taigi tokia mažytė molekulė, iš tikrųjų dar noriu atkreipti dėmesį į tą kofermento Q10 savybę, kad jis yra redokso molekulė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra molekulė, kuri gali virsti iš oksiduotos formos į redukuotą ir atvirkščiai. Ir praktiškai tai vyksta nuolatos. Šiaip yra paskaičiuota, kad tos oksiduotos formos, vadinamos ubikvinono, organizme ląstelėse yra mažiausiai ir jinai yra taupiai naudojama, o ubikvinolio yra daugiausiai. Tai jinai praktiškai naudojama antioksidaciniams įvairiams procesams, tai yra oksidacijai stabdyti, uždegiminiams procesams stabdyti ir taip toliau. Ką norėjau pabrėžti, kad būtent kofermentas Q10, na, aišku, ir kitos medžiagos, kurios mūsų organizme atsakingos už mūsų sveikatą, už mūsų ilgamžiškumą, už mūsų energiją, gyvybingumą, veikia sinergijoje. Kofermentas Q10 ypatingai priklauso nuo kitų antioksidantų, nuo įvairiausių vitaminų, vitamino E, C, B grupės vitaminų, glutatijono, kurį gamina pats organizmas, antocianidinų, kurie yra uogose, mėlynose violetinėse uogose, lipoinės rūgšties ir taip toliau. Be to, kofermento Q10 gamybai ypatingai svarbios ir tam tikros aminorūgštys, ir tam tikri mineralai, ir vitaminai. Čia iš tiesų dar grįžtu, bet gal ir nebūtina. Tai vadinama sinergija. Kas yra sinergija? Tai jeigu paprastai žodžiais sakyti, tai sinergija, kai vienetą prie vieneto pridėjus mes gauname ne 2, o 3 ir daugiau. Tai reiškia maksimalus poveikis sugretinant kažkokias tai medžiagas. Apie kofermentą Q10 galima daug visokių stebuklų pasakoti ir apie juos papasakosiu, bet kas įdomu, kad vos tik mes pradedam žydėti savo jaunystėje ir iš tikrųjų paauglystėje, tai kofermento Q10 gamyba pradeda stoti, jinai nestabdoma iš tikrųjų lėtėja ir maždaug nuo 40-45 metų mes netenkame maždaug pusės pradinio kofermento Q10 lygio organizme. Tai iš tikrųjų, grėsmingai skamba, kadangi mes tik pradedam čia gyventi, kai kas iki 30 metų gyvena labai energingai ir labai daug energijos išeikvoja, daug nemiegotų naktų ir taip toliau. Ir staiga, pasirodo, kad sulig 40-50 mums jau kaip ir nebėra iš ko tos energijos ir pasisemti. Tai iš tikrųjų kaip senatiniai procesai prasideda pakankamai anksti, jeigu kalbam apie kofermentą Q10. Ir kas dar nelabai džiugina, kad moksliniai duomenys rodo, kad mažėjančia kofermento Q10 gamyba praktiškai neįmanoma kompensuoti vien tik tai pakeitus mitybą. Ta prasme, jeigu aš buvau ten mėsėdis arba atvirkščiai, iš vegetaro tapau mėsėdžiu, tai vis tiek kofermento Q10 lygis organizme labai žemas. Tam reikia ir papildomų priemonių. Dar norėčiau pasakyti, kad kofermento Q10 netenkame ne vien todėl, kad mes senstame. Yra žinoma, kad gyvenimo būdo įpročiai turi įtakos kofermento Q10 lygiui. Ir tikėtina, kad mes savo organizmui padėsime prisigaminti kofermento Q10 daugiau, jeigu nuolatos valgysime pakankamai subproduktų iš kiaulienos, ėrienos, jautienos, ypatingai širdžių, kepenų, inkstų, tai kokybiškos žuvies, ankštinių daržovių, taip pat kai kurių daržovių, ypatingai kryžmažiedžių daržovių, tai yra kalafijorų, brokolių. Ir dar, ko mums reikėtų gamintis kofermentui Q10, tai reikia pilno grūdo rugių, kviečių ir aišku, ne kas antrą dieną, ne kas trečią, o kasdien. Iš mano patirties, kaip gydomosios mitybos specialistės, galiu pasakyti, nežinau kaip jūs čia, kurie klausote manęs, bet dauguma šiandieną atsisako subproduktų, dauguma apskritai atsisako mėsos
dauguma negali toleruoti ankštinių daržovių, nes virškinimo sistema neveikia. Dėl glitimo, netoleravimo ar kitokių priežasčių nevalgomi apskritai grūdiniai produktai, tai kofermento Q10 lygio tokiu būdu su maistu praktiškai neįmanoma papildyti. Bet kas dar blogiau, kad mums tampant vyresniais, mes pradedame kaupti tam tikras ligas organizme ir dažnai būna taip, kad gydytojai skiria įvairius vaistus tam tikrų ligų gydymui, kaip tarkim statinus cholesterolio mažinimui. O statinai, kaip žinia, tiesiogiai susiję su kofermento Q10 mažinimu, tai yra gamybos mažinimu mūsų organizme. Kodėl? Todėl, kad fermentas, kuris gamina kofermentą Q10, gamina tą patį ir cholesterolį. Užblokavus cholesterolio gamybą, užsiblokuoja ir kofermento Q10 gamybą. Ne vien tik tai statinai mažina kofermento Q10 lygį, yra priskaičiuojama netgi daugiau negu 300 įvairiausių medikamentų, kurie stabdo kofermento Q10 gamybą. Aišku, rafinuotas maistas, netgi ir dabar vasarą, iš tikrųjų žmonės dažnai sako, ką vasarą galima pasilepinti, valgykim pizzas, šašlykus, ledus ir taip toliau. O iš tikrųjų šitas maistas mums būtent ir kiša koją, nes jisai neleidžia gamintis pakankamai kofermentui Q10. Kava, įvairiausi energetiniai gėrimai, ir įvairi oksidacija, kurią sukelia užterštas oras, taip pat ir rūkymas ir taip toliau, visa tai dėja naikina mūsų kofermento Q10. Šiaip moksliškai tai yra labai smarkiai ištyrinėtas kofermentas ir mokslininkai daugybę tyrimų yra atlikę su kofermento Q10 papildais. Ne veltui jis yra vadinamas taip pat gyvybės eleksyru, jaunystės eleksyru, nes yra žinoma, kad jis stabdo senėjimą. Tai vėlgi dėl tų pačių priežasčių, nes kofermentas Q10 veikia ir kaip energijos gamintojas, ir kaip oksidacijos stabdytojas, ir taip pat tai yra antioksidantas ir taip toliau. Tai reiškia praktiškai tinka jis ir lėtinių ligų prevencijai, ir senėjimo procesų lėtinimui, stabdo uždegimus, yra stiprus antioksidantas. Visi, kas dirba protinį darbą, kofermentas Q10 yra naudingas, visi, kurie fiziškai sunkiai dirba ar yra intensyviai sportuojantis, netgi tie, kurie nori mesti svorį, taip pat gaus naudą iš kofermento Q10 papildymo. Vėlgi, vaisingumui labai svarbus kofermentas Q10, jeigu vyrai, tarkim, turi kažkokių spermatozoidų sklaidos sutrikimų. Moterų vaisingumui taip pat kofermentas Q10 yra naudingas, nes padeda subręsti kiaušialąstei. Žodžiu, galima daugybę privalumų kofermento Q10 vardinti ir iš tikrųjų visi šitie privalumai, kaip tarkim graži, stangri, jaunatviška oda, dėl ko moteris dažnai eina iš proto ir tepasi visokiausiais kremais, labai priklauso nuo kofermento Q10. Tai visa tai ir yra praktiškai jaunystės eliksyro pageidaujami efektai. Vėlgi, apie papildą, kaip kofermentą Q10 kaip papildą mokslininkai seniai kalba ir jo yra rinkoje tikrai įvairaus ir daug, galima rinktis ir netgi sergant kažkokiomis genetinėmis ligomis yra įrodyta, kad kofermento Q10, tai yra papildymas mitybos kofermentų Q10, leidžia stabdyti tam tikrus genetinius pakitimus ir mažinti ligos apraiškas, pasireiškimą. Tai kaipgi jį pasirinkti? Tai aišku, yra pagrindiniai 3 kontroliniai, kaip aš vadinu, klausimai. Pirmiausia, mes turime žiūrėti, ar šitas papildas pagamintas iš natūralių šaltinių. Dažniausiai rinkoje sutinkamas yra sintetinis arba pusiau sintetinis. Sakysit, kaip ir nieko, ar ne? Nes to labiau, kad jis tikrai labai ištyrinėtas ir poveikiai yra žinomi. Tačiau, ką mokslininkai sako, kad jeigu mes norime, kad tas kofermentas Q10 veiktų ir kad mes valgytume daugiau maisto, o ne papildų,
tai ieškokime labai aukšto biologinio įsisavinamumo papildo. Kitas dalykas, labai svarbu žiūrėti, ar ta kofermento Q10 papildo formulė yra sukurta laikantis sinergijos principų. Apie sinergiją šiek tiek minėjau. Dar noriu papildyti, kad pavyzdžiui, garsus mitybos mokslininkas, mitybos specialistas Patrikas Holfordas, kuris yra parašęs optimalę, naują optimalios mitybos Bibliją. Tai yra tokia stora knyga, kurią galiu parodyti. Tikrai jinai atrodo kaip Biblija, pakankamai stora. Sako, kad jis net nesidomi moksliniais tyrimais, kuriuose tyriamos izoliuotos maisto medžiagos. Kodėl? Todėl, kad sinergija anot jo yra svarbiausias optimalios mitybos principas. Ir maisto medžiagų poveikis yra žymiai didesnis, kai maisto medžiagos viena kitą papildo ir sukuria šitą sinergiją. Tai kaip ir minėjau anksčiau, kad iš ties moksliniai tyrimai ir patvirtina, kad kofermentas Q10 negali veikti izoliuotai. Jis veikia kartu su daugybė kitų maisto medžiagų, su B grupės vitaminais, polifenoliais, įvairiausiais geraisiais riebalais, kurie yra augaluose, grūduose, ir taip pat tam tikromis aminorūgštimis kaip L-cisteinu, kuris padeda redukuoti glutationą, o glutationas savo ruožtu padeda redukuoti kitus antioksidantus ir tie antioksidantai padeda redukuoti kofermentą Q10. Trečias dalykas, ką svarbu žinoti arba į ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis kofermento Q10 papildą, tai ar jūs pasitikite, ar galite pasitikėti gamintoju. Dažnai gamintojai, iš tikrųjų dažniausiai mes etiketėse net nerasim, nekalbu vien tik etiketėse, bet ir tarkim gamintojo puslapyje mes nerasime, kaip tas papildas buvo sukurtas, iš ko jisai sukurtas, kas dalyvavo jo kūrime ir apskritai ar yra garantuojama kokybė arba netgi garantuojamas poveikis. Ar maisto medžiagos sudėtos tame papilde yra suderintos tarpusavyje, ar jos suderintos su mūsų ląstele ir ar jos veiksmingos. Dažniausiai gamintojai to nenurodo ir mes netgi negalime to surasti. Tai jau Nijolė šiek tiek minėjo, daug jinai minėjo iš tiesų, bet ir man kaip gydomosios mitybos specialistai buvo ir yra ir tebėra labai svarbu, kad Neolife kompanija, kuri įkurta 58 metais, kūrė savo produktus ir gamina pati būtent su mokslininkų palaiminimu ir pagalba. Šie mokslininkai, mokslo patarėjų tarybos nariai, ilgus metus leidžia tyrinėdami įvairiausius maistinių medžiagų poveikius, studijuoja kitų mokslininkų tyrimus, kas yra atrasta ir tada sudeda tam tikras formulės, kuriuose ir yra ta sinergija ir taip toliau. Tai Nijolė paminėjo ir tą garsųjį mūsų pradininką mokslo patarėjų tarybos Arturą Firstą, chemoterapijos pradininką ir taip toliau. Tai šitoje vietoje aš jaučiu didžiulę pagarbą mokslininkams ir visai kompanijai, kuri labai atsakingai žiūri į maisto papildų gaminimą ir nesimėto kažkokiais tai tuščiais pažadais, o tiesiog uždeda savo antspaudą ant kiekvieno buteliuko, kurį matote viduryje skaidrės SAB, garantuodama tiek veiksmingumą, tiek sudėtinių dalių atsekamumą ir taip toliau. Ir kofermento Q10 papildas, kurį gamina Neolife kompanija, yra išties visiškai išskirtinis iš esančių rinkoje, nes Neolife kompanija naudoja pačias šiuolaikiškiausias biogeninės technologijas, tai yra labai madinga šiandien žodis biogenika ir daug kas vaikosi, bet mūsų kompanija jau seniai šitas technologijas naudoja taikydama biogenikos principus, gamindama papildus. Tai kofermento Q10 papilde ubihinonas, veiklioji medžiaga, yra surinktas iš natūralių šaltinių, augalinių šaltinių
ir jo yra vienoje porcijoje, tai yra 2 kapsulėse 100 mg. Šiaip mokslinėse tyrimuose galima rasti, kad kofermento Q10 vartojimas įmanomas nuo 30 mg netgi iki 1500 priklausomai nuo to, kokią problemą norime spręsti. Mūsų kofermentas Q10 kartu yra pagamintas kartu su unikaliom svarbia drauge veikiančiom maistinėm medžiagom, kaip ir minėjau, kad užtikrintų sinergiją ir užtikrintų maksimalų įsisavinimą. Ir negana to, kad į tą papildą sudedamos pačios geriausios, unikaliausios ir stipriausios medžiagos, kurios veikia viena kitą ir mūsų organizmą, tai dar kompanija sugalvojo ir specialią unikalią kapsuliavimo technologiją. Tai reiškia, medžiagos sudedamos į kapsulę tokiu būdu, kad šitą kapsulę pradėjus virškinti, poveikis prasideda jau už 2 minučių. Tai smulkiau truputį papasakosiu, kas įeina į šitą produktą, nes, iš ties, kai pasižiūri jo sudėtį, tai man tai asmeniškai net seilė tysta, nes tai praktiškai yra augalų veikliųjų, labai biologiškai aktyvių medžiagų bomba. Tai čia įeina ir tokotrienoliai iš ryžių, ir fitosteroliai iš sojos. Jie palaiko mitochondrijų struktūrą, funkciją, apsaugo nuo oksidacijos visas membranas, ne tik mitochondrijų, visų ląstelių. Taip pat polifenolių mišinys iš įvairių augalų, resveratrolis, apie kurį kalbėjo Nijolė, iš raudonųjų vynuogių, taip pat padeda mitochondrijoms būti sveikoms. Šis papildas papildytas L-cisteinu, tai yra tokia amino rūgštis, kuri padeda, tikliau reikalinga glutatijono biosintezei ląstelėje, o glutatijonas, kaip ir minėjau, padeda redukuoti įvairius antioksidantus, apskritai veikia kaip antioksidantas. Taip pat šitame papilde yra dar daug kitų svarbių medžiagų, kaip pavyzdžiui saulėgrąžų lecitino, kokosų aliejaus, ryžių sėlenų aliejaus, kurie taip pat prisideda prie maksimalaus ir greito kofermento Q10 įsisavinimo, kas mane labai džiugina, kad Neolife kompanija į savo papildus niekada nededa jokių dirbtinių medžiagų, kvapiklių, skonio stipriklių, dažiklių ar konservantų ir juos realiai galim vartoti visi. Tai yra atlikti, kaip ir su daugeliu, kaip ir su visais iš tikrųjų Neolife kompanijos produktais, yra atlikti klinikiniai tyrimai ir vartojant kofermento Q10 papildą įmanoma atkurti tą pradinį kofermento Q10 lygmenį organizme, koks jisai būna mūsų pačiame pike, tai reiškia, kai mes sulaukiam 20-25 metų. Ir dabar prie šito aš iš tiesų noriu pakviesti mūsų žavę kosmetologę Sigitą Lisauskienę. Atsiprašau, iš tiesų dar noriu pasakyti, kad man asmeniškai, atsiprašau, Sigita, prisiminiau, kad, kaip gali būti teorija, bet kurgi ta praktika. Tai šiaip kofermentą Q10 aš vartoju pati ir tikrai pastebėjau, kad, čia asmeninė mano tokia patirtis, kad jo daugiau pavartojus tikrai dingsta niūri nuotaika ir iš tiesų, kaip ir matėte, kofermento Q10 svarba mūsų mūsų neuronų veiklai, smegenų veiklai yra ypatingai svarbi. Tai kofermento Q10 mano klientės yra ne viena istorija, pradėjusios vartoti išties pagerina nuotaiką ir mažėja depresijos simptomai. O man pačiai taip pat irgi padeda mažinti nuovargį. Beje, mano labai artimas žmogus, mano mama, vartoja kofermentą Q10 papildomai, nes jinai vartoja statinus ir tikrai poveikis yra neįtikėtinas, nes ne tik tai, kad raumenys jos yra geros būklės, taip pat ir kofermento Q10
kiekis organizme užtikrinamas, širdis veikia gerai ir kas dar man labai patinka, kad jos nuotaika, nors jinai gyvena visiškai viena, yra puiki, jinai susigalvoja savo veiklos, yra energinga, nors jai jau tuoj 80 metų. Tai dabar pagaliau kviečiu apie trečiąjį jaunystės eliksyrą pakalbėti kosmetologę Sigitą Lisauskienę. Sveiki. Tuoj palauk aš. Reikia nustoti. Sveiki, aš esu Sigita, kosmetologė. Labai myliu Q10. Jis man irgi iš tų produktų, kuris davė labai daug energijos, nes aš jos labai ieškojau kažkada. Ir šiandien aš pakalbėsiu dar apie vieną nuostabų eliksyrą. Aš dirbu tokį darbą, kurio metu puoselėju žmonių odą. Bet į odą, kai pradėjau dirbti šitą darbą, aš žiūrėjau kaip į tokį maždaug stalo paviršių, kurį reikia nuvalyti, saugoti, kad nepasižystų, tiesiog puoselėti išoriškai. Bet mano darbe, dirbant ir susiduriant tiek su klientais, tiek net asmeninėje patirtyje namuose su šeimos nariais, aš supratau, kad vien išorinių priemonių neužtenka. Ir pradėjau gilintis apskritai, su kuo susijusi ta mūsų oda, į kurią mes žiūrim ir galvojam, čia pora, čia kraujagyslė, gal kažką noriu panaikinti, čia kažkoks minusas, čia kažką patepsiu. Bet iš tikrųjų oda yra išorinis organas, kuris kaip veidrodis atspindi mūsų visą organizmą, kaip sistemą. Jisai yra nuosekli visos mūsų organizmo sistemos dalis. Ir negalime žiūrėti į jį kaip į atskirą dalį ir su juo tik tai iš išorės kažką veikti. Reikėtų pažiūrėti į visą organizmą. Taigi, šiandien aš kalbėsiu apie vitaminą E. Tuoj paleisiu skaidres. Ir šitas vitaminas yra nesintetinamas mūsų organizmo. Ir dėl to labai svarbu jo pakankamą kiekį gauti su maistu. Ir kokia yra vitamino E nauda? Aš, aišku, kaip kosmetologė visada žiūriu į odą, ką galėtų daryti odai, bet kadangi oda tiesiog bendras viso organizmo reikalas, tai aš aptarsiu viso organizmo naudą. Tai pirmiausia, tai yra ląstelių apsauga nuo oksidacinės pažaidos. Dėl ko svarbu ir visam organizmui, ir odai, nes kuo mes daugiau turime gyvybingų sveikų ląstelių savo organizme, tiek ir odoje, tuo mes esam sveikesni ir jaunesni, nes mūsų ląstelės dirba savo darbą ir aprūpina mūsų organizmą tuo, ko reikėtų. Taigi, ką dar daro vitaminas E? Jisai padeda aprūpinti ląsteles deguonimi. O deguonis yra mitybos proceso dalis, labai svarbi, tiek odos, tiek viso organizmo, kiekvieno organo. Vitaminas E taip pat gerina kraujotaką, stabdo uždegimus, padeda apsaugoti riebalų turinčias nervų, raumenų, kraujo, arterijų, ląstelių membranas, tai irgi susijęs su kraujotaka gera ir padeda blogiesiems riebalams lengviau pasišalinti iš kraujagyslių, kad nesusidarytų krešuliai. Tai čia ypatingai svarbus mūsų vidaus organizmo ilgą laiką, 10-20 metų gali nesimatyti tos problemos ir paskui žmonės serga populiariausia širdies kraujagyslių liga. Vitaminas E apsaugo raudonuosius kraujo kūnelius nuo oksidacinės pažaidos ir pasirūpina kokybišku eritrocitų darbu.
eritrocitai išnešioja deguonį, o deguonis yra mitybos proceso dalis. Ir tai labai tiesiogiai susiję tiek su viso organizmo sveikata, tiek su odos grožiu ir taip pat sveikata, nes oda turėtų būti ne tik graži, bet ir sveika, nes sveika oda ir yra pati gražiausia. Kai būna vitamino E trūkumas, ką mes galime pastebėti savo organizme? Silpsta regėjimas. Ar esat kad nors pastebėję, kad matote tarsi jauną žmogų, gal ir nepasakytumėt, kiek jam metų, bet akis dažniausiai išduoda, kad arba žmogus yra pavargęs, arba jau yra tų metų nemažai, nes mūsų akis, kaip regėjimo organas, jisai patiria labai stiprią oksidaciją. Ir aš visada atkreipiu dėmesį, būna vyresnio amžiaus žmogus, bet jeigu akis švyti, spindi ir atrodo jaunatviškos, tai žinokit, aš nieką nebegaliu daugiau žiūrėti, aš tik akis žiūriu ir man atrodo, tai yra gražiausias dalykas. Kai dar trūksta vitamino E, tai vysta mūsų oda, nes vitaminas E kaupiasi riebaluose, riebaliniam audiny ir duoda mūsų odai pilnumo, jaunatviškumo ir jinai atrodo elastingesnė, pilnesnė, jaunesnė. Kai trūksta vitamino E, prastai gyja žaizdos ir, kaip jau minėjau, tai yra širdies ligų viena iš priežasčių. Kokia nauda odai? Tai man pats svarbiausias turbūt dalykas būtų kalbėti apie kraujotaką. Vitaminas E padeda kraujotakai būti geresniai. Kalbant konkrečiai apie odą, tai kraujotaka yra tas kelias, vienintelis kelias, kuriuo ateina iš viso organizmo maistinės medžiagos iki odos paviršiaus. Ir labai svarbu, kad kraujotaka būtų geros kokybės, tai reiškia, kad kraujas ateitų iki pat kraujagyslių kapiliarų galūnėlių ir atneštų tą maistą, kiek įmanoma toliau, kur ir turėtų. Nes esant tam tikrom medžiagų trūkumui, kraujotaka tiesiog net nenuteka iki pat pabaigos savo kelio. Ir dar kraujotaka turi būti kokybiška savo maistiniam medžiagom, kad jeigu ir kraujotaka yra gera, jinai atneša mums maistinės medžiagas iki pat galo kapiliarų galūnėlių, tai dar ir turėtų ką atnešti tą kraujotaką. Kraujas turi būti geros kokybės, tam irgi turėtų mūsų organizmas nestokoti maistinių medžiagų. Antioksidacinis poveikis odai ir ląstelėm taip pat yra labai stiprus, nes kuo daugiau, kaip minėjau, turim gyvybingų sveikų ląstelių savo organizme, tuo turim sveikesnį organizmą ir gražesnę odą. Nes odos ląstelės dar patiria poveikį ir iš aplinkos. Tai aplinkos tarša, aplinkos poveikis vėjas, žvarbumas, temperatūros pokyčiai ir laisvieji radikalai ne tik tai iš vidaus organizmo veikia oksidacinį procesą, bet ir iš išorės, iš aplinkos. Dėl to odai ypatingai svarbus antioksidantai. Ir dar oda yra kaip tretinis mūsų organizmo organas, kuris yra estetinis mum ir kol jisai yra ten nepažeistas ir nėra pavojaus gyvybei, mūsų organizmas odai teikia tik tiek medžiagų ir tiek energijos, kiek lieka nuo svarbesnių gyvybinių organų. Todėl mes turėtumėm, galvodami apie gražią, sveiką, jaunatvišką odą, antioksidantų turėtumėm gauti daugiau negu tik tai norėdami būti sveiki. Tai kai matom, kad mūsų oda yra sveika, elastinga, švytinti, tai yra geriausias rodiklis, kad ir organizmui visko užtenka, nes net ir odai jau pakanka. Aprūpinimas deguonimi taip pat labai svarbus, nes tai yra kelias kraujotakai ir būdas suteikti tas maistinės medžiagas, kad
ląstelės būtų gyvybingos, kad vyktų visi procesai greičiau ir geriau. Dabar yra kosmetologai netgi populiarios procedūros išorinės, irgi deguoninės procedūros. Jos taip pat suskatina deguonies priplūdimą į odą ir efektas būna iš karto matomas ir jaučiamas, tik tai jis yra trumpalaikis, nes vyksta nelabai giliai. Kokia dar nauda? Tai jeigu mūsų organizme pilna vitamino E tiek, kiek reikėtų, užtenka ir odai, tai mūsų oda yra putlesnė, elastingesnė. Ir vitaminas E yra puikus natūralus konservantas naudojamas kosmetikoje. Tai įsivaizduokit, jeigu kosmetika negenda, kai joje būna įdėtas antioksidantas vitaminas E, tai kaip mes ir save galime užkonservuoti ilgesniam laikui, atrodyti gražiau ir jauniau. Kokie yra vitamino E šaltiniai? Iš maisto. Galime jo gauti iš maisto ir daugelį šaltinių rašoma, kad tai nėra sudėtinga. Daugiausia vitamino E turbūt galime gauti iš grūdų ir riešutų, bet grūdai turėtų būti pilno grūdo, sveiki, nepurkšti, nes pilno grūdo ir iš ten galėtumėm gauti vitamino E. Tačiau dažniausiai mes grūdus apdorojame ir teigiama, kad apdorojant, esant temperatūrai, 50% vitamino E mes jau prarandame. Ir aš dažnai kalbu su klientam, nes pastebiu, kad odos dabar labai suglebusios, aišku, ne vien dėl vitamino E stokos ir dėl kitų maistinių medžiagų, bet dažnai pasikalbam ir apie vitaminą E. Ir aš paklausiu, ar jos žino, iš kur būtų galima jo gauti ir kokia jų mityba. Tai kai išsikalbam, tai suprantam, kad kiekvieną dieną nelabai valgom tų produktų, iš ko galėtumėm gauti vitamino E, o rekomenduojama jo gauti 10–15 mg per dieną suaugusiam žmogui. Tai pavyzdžiui, tokią rekomenduojamą normą mes galėtumėm gauti iš 87 gramų žemės riešutų, iš 2 maždaug avokadų, nes vieno pusėje avokado yra apie 2,3 mg vitamino E. Tai čia tokie keletą pavyzdžių, jų yra daug. Galime suvartoti, pavyzdžiui, 19 gramų nerafinuoto kukurūzų aliejaus, 19 gramų saulėgrąžų sėklų ir gauti tą vitamino E dozę. Tik labai svarbu būtų, kad būtų švarūs, sveiki produktai, nepurkšti, be chemikalų auginti. Ir jeigu mes suprantame, kad kasdienėje mūsų mityboje neužtenka vitamino E, kad mes nesuvalgom po tą saujelę riešutų, grūdų ar po 2 avokadus per dieną, tai mes gyvenam nuostabiam technologijų amžiuje, kur yra labai protingi mokslininkai, atidirbę ir galime turėti papildų, pasipildyti savo mitybos spragas. Ir koks turėtų būti geras vitaminas E, jeigu mes nusprendžiame, kad mums jo trūksta ir norėtumėm jo gauti. Pirmiausia, svarbiausias kriterijus yra, kad jis būtų 100% natūralus. Tai tuomet jis dažniausiai būna išgaunamas iš sveikų kviečių gemalų. Tai svarbu, kad jie būtų sveiki, nepurkšti ir negautumėm kažkokių nuodingų medžiagų. Turėtų būti visa vitamino E šeima kaip gamtoje, nes vitaminas E susideda iš 4 tokoferolių ir 4 tokotrienolių. Sintetinis vitaminas E yra gaminamas iš naftos produktų ir jame būna tik tai alfa-tokoferolis dažniausiai. Ir kaip galėtumėm atskirti, ar tai yra natūralus ar sintetinis, tai prie sintetinio sudėty būna parašyta DL alfa-tokoferolis, todėl DL raidė reiškia, kad laboratorinis. O natūralus žymimas D raidė, DL. Ir jeigu tik parašyta D
alfa-tokoferolis, tai vėlgi mes galime matyti, kad galbūt ne visa vitamino E šeima, nes turėtų būti tokia sudėtis. Tuomet mes gauname kaip iš maisto ir mūsų organizmas supranta kaip maistą ir gerai įsisavina. Kaip minėjau, vitaminas E turėtų būti švarus, iš švarių produktų ir paros norma rekomenduojama yra 10 mg, mažiausias kiekis, koks minimas šaltiniuose, ir iki 15 kai kur minimas. Taip pat turėtų būti nerafinuotas, šalto spaudimo ir šalto apdorojimo. Dėl to, kad mes apdorojant jau galim prarasti dalį naudingų medžiagų ir jo poveikis būtų mažesnis. Tai aš esu pasirinkus naudoti būtent kažką paspaudžiau, būtent šį natūralų vitaminą E, kur visus kriterijus, kurie man svarbus, atitinka ir aš naudoju Neolife vitaminą E. Dar yra rekomendacija vartoti vitaminą E su vitaminu C. Ir Laimutė minėjo, kad vitaminas C stabilizuoja, pagerina vitaminą E poveikį. Vitaminas C yra tirpus vandenyje, o vitaminas E kaip antioksidantas yra tirpus riebaluose. Ir jie abudu veikia, pagerina vitamino E įsisavinimą ir naudą. Tai mokslininkai tyrimai yra atlikti, kad būtent jų abiejų sinergija yra labai gera ir dar pagerina vitamino E įsisavinimą. Dabar galiu išjungti ir papasakoti savo istoriją, kaip man pačiai buvo su vitaminu E. Kai aš jau vartojau Neolife produktus, labai jais džiaugiausi ir tikėjau, bet dar buvo praėję nedaug laiko, atėjo žvarbus šaltas lietuviškas ruduo ir aš pastebėjau, kad mano veido oda labai prastai atrodo, kai aš ją nusiprausiu. Ją labai tempia, traukia, aš matau odos struktūrą, kuri rodo glebimą odos. Tiesiog taip neturėtų būti. Kai aš pasitepu priemonėmis, laikinai, momentiškai, jinai atrodo puikiai, bet nusiprausiu ir jaučiu diskomfortą. Labai stipru. Kartais net dienos bėgyje, nuo pietų jau irgi jausdavau tokį diskomfortą. Ir viso kūno oda buvo labai sausa, bet kažkaip ta kūno oda, tai rudenį apsiaunam kelnes, apsirengiam, nesimato. Bet veidas didelis diskomfortas. Tai nusprendžiau padaryti eksperimentą būtent pati ant savęs, nes tikrai žinau, kad vitaminas E yra labai geras odai, naudingas ir pradėjau vartoti Neolife vitaminą E. Skyriau ilgesnį terminą 3 mėnesius. Galvoju, pažiūrėsiu, kaip bus po 3 mėnesių. Supratau, kad tikrai negaunu pakankamai vitamino E kiekvieną dieną ir nusprendžiau vartoti didesnėm dozėm. Tai aš vartojau padidintom dozėm, kadangi jis yra natūralus, nesintetinis, netoksiškas kepenim. Aš vartojau 3 kartus per dieną po 2 kapsulės. Nors vienoje kapsulėje Neolife yra 10 mg vitamino E, ta paros rekomenduojama dozė, bet rekomenduojama dozė dažnai nuo optimalios dozės skiriasi ir nemažai. Tai aš nusprendžiau po 6 per dieną ir vartojau. Tai rezultatą tikrai pamačiau greičiau negu per 3 mėnesius. Oda veido puikiai atsistatė, pasidarė pilna, elastinga, nusiprausus būdavo komforto pojūtis, nesimatė jo odos struktūros, bet mane labiausiai nustebino viso kūno oda. Nes jeigu, pavyzdžiui, vasarą aš išeidavau su sijonu be pėdkelnių į lauką, visą laiką prisitepdavau kojas, nes jos tarsi pleiskanodavo, labai būdavo sausa oda. Ir dar įsidėdavau drėkinančio kremo į rankinuką, nes po kelių valandų man vėl reikėdavo pasitepti. Oda išdžiūdavo, nes išeini į lauką, vėjas, smėlis, šilta, šalta, oro sąlygos, oda iš karto reaguoja ir džiūsta. Kai jinai neturi rezervo ir kažkokių sąnaudų iš vidaus, tai labai reaguoja išorės aplinkos veiksnius. Ir kai aš nenustojau vartoti po 3 mėnesių vitaminą E ir atėjo vasara ir man nebereikėjo kremo. Ir aš turiu kremo, aišku, kūnui
bet jie užsistovi namuose ir yra naudojami ne kiekvieną dieną. Visiškai pasikeitė viso kūno oda, ne tik tai veido. Tai mane tas labai maloniai nudžiugino, nors tarsi ne dėl to pradėjau, bet supratau, koks esi laisvas, kai nereikia ten tų kojų teplioti, jau koks malonumas gyventi padidėja. Tai va, tokia mano istorija su oda. Visi antioksidantai yra nuostabiai naudingi odai ir visam organizmui, kuo daugiau, tuo geriau. Bet vitaminas E yra ypatingai svarbus visiems vidaus organams ir kraujotakai. O kraujotaka tai yra viskas, tiek mūsų gyvybei, tiek sveikatai, tiek odos grožiai. Nes jeigu kraujotaka net neš maistinių medžiagų, mūsų oda bus pilka, negyvybinga ir atrodysim, jeigu nemirsim išvis, tai atrodysim prastai. Tai ką, vartokit antioksidantus, jeigu jums rūpi atvaizdas veidrodyje ir jūs tai džiugina. Nijole, garsą įsijunkit. Ačiū labai, miela Sigita ir Laimutė. Čia buvo gydomosios mitybos specialistė ir Sigita, sveiko senėjimo centro kosmetologė. Ačiū visiems, kurie dalyvavote. Jeigu turite klausimų, o aišku, galbūt turite ar apie produktus, kiek juos naudoti, kaip naudoti, kur jų įsigyti, tai tikrai kreipkitės į žmogų, kuris jūs pakvietė ir gausite visą reikalingą informaciją. O aš dar pasakysiu, kad tie 3 dalykai yra patys mano mylimiausi, nes jie matosi plika akimi, kai jūs pradėt naudoti. Tai ačiū labai, dėkoju, būkite sveiki, laimingi, gražūs, ilgaamžiai ir gyvenkite ilgai porose. Ate.